Pone Renė, jūs mane užbūrėt pirmą kartą 3 klasiai, Katyte, Katės namuos. Paskui aš 5-okas jūs mačiau Belugino vedybose. O jau vėliau jūs, apsimetusi Agnę, gundėte mane spektaklyje Pijus nebuvo protingas. O kada pavirtot į kurtizanę Kaniną, Volponiai mes tvarkim biznio reikalus. Kai aš išdrąsėjau, Devynbėdžiuose pradėjau suktis apie jūs Vienakė Petrutė. Aš žavėjausi jūsų dainavimo Baronienės spektaklyje Šiaudinis Skrybėlaitė. Man klaiką kėlė jūsų juokas Benamės Majos spektaklyje Mirties šokis. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad mano kelyje sutikau jūs, puikią, nuostabią aktorę, jūsų žmogišką šilumą. Ačiū Jums už tai. Pone Raine, sveikinu Jūs su garbingu jubiliejumi. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs buvote nuoširdi, gera draugė visus tuos 52 metus, kaip mes esame bendradarbiai. Ačiū Jums. Garbioji, mieloji, puikioji, žavioji, šaunioji ponia Raine. Turtinga asmenybė, dvasinga, labai įdomi aktorė, jautrus žmogus. Aš jūsų spektaklius turbūt mačiau visus. Ir visą laiką jais žavėjausi, gerėjausi ir svajojau. Na, bet nesvarbu. Pone Raine, ar jūs žinot, koks personažas man niekad neišsitrina iš mano atminties? 59 metais aš dar visai vaikutis buvau ir mačiau jūsų katytę, Katės namuose. Katytė, ji mane pritrenkė, balta, graži, aristokratė, plastika visa, balsas koks. Aš neužmiršiu, kaip jūs sėdėjot prie pianino, akomponavot savo ir dainavot. Oi, aristokratė. Jūs scenos aristokratė, ponia Raine. Su gimimo diena jūs. Nuoširdžiai. Aldona taip pat siunčia jūs linkėjimus. Miela Renė, šitiek metų prabėgo, bet mano atminty visą laiką iki smulkmenų aš prisimenu jūsų vaidmenį spektaklyje Mėnuo kaime. Aš žiūrėdavau kiekvieną spektaklį. Jūsų plastika, dialogas su partneriu. Netgi tai, kaip jūs klausėte, nieko nekalbėdama, ir buvo aišku, ką jūs tuo metu galvojate. Ir tai spektaklis iš spektaklio aš žiūrėdavau ir dabar aš iki detalių atsimenu tai. Jūs man aktorė, siekiamybė tokia būti ir visą gyvenimą aš atsimenu tai. Ir aš linkiu jums sveikatos. Miela, mylima Renė, smagu, kad šitiek metų praėjus galime prisiminti daug gražių dalykų. Jūs aš prisimenu spektaklyje Katės namuose. Jūs vaidinote Katę, o aš vaidinau Viščiuką, kaip ir dauguma kitų aktorių vaikų. Jūsų Katę aš prisimenu aristokratę, baltų peruku ir ilga suknele. Jūsų manieros buvo taip pat aristokratiškos, nepaisant to, kad jūs vaidinote gyvūną.
O dar prisimenu tokį atsitikimą. Teatras dažnai važinėdavo gastrolių, tekdavo kartu nakvoti. Jūs, kaip ir aš, labai sunkiai užmigdavot svetimose vietose. Ir kartą teko mums nakvoti vienam kambarį. Ir mes žinoma, išgėrėme po stebuklingą piliulę miegui, bet ankstyvą rytą netikėtai mus pažadino čaižus žadintuvo garsas. Teatro naujokė Joana nusprendė, kadangi tai vyko gastrolės Palangoje, nusprendė pradėti sveikai gyventi ir anksti keltis. Tai va, ir taip netikėtai mus pažadino. Taip kad, miela Irenė, jums linkiu saldžiai visada išsimiegoti ir geros sveikatos. Galbūt paprasčiausiai norėtųsi pradėti nuo to, kad tai iš tikrųjų Renė, Regina Zdanavičiūtė, mes ją taip vadindavom visi teatre Renė, yra tiesiog didžiulės inteligencijos žmogus. Mes labai dažnai netgi kalbėdavome, kad tai yra turbūt žydro kraujo. Nes šita inteligencija, šita tolerancija, šita pagarba kitiems žmonėms, kolegoms, tai jinai visada buvo tiesiog gražus pavyzdys, ką tu galėjai mokytis. O kad tai iš tikrųjų patvirtint, turbūt prisimenu tokią vieną iš savo nutikimų dar paskutiniais studijų metais buvo pastatytas toksai spektaklis Akimirka teisybės. Na ir kaip visada mes jauni žmonės dirbdavome keletą darbų ir būdavome apšvietėjai ir scenos darbininkai ir vaidindavom. Na ir aš tuo metu, kai tik tais dirbau, buvau atsakingas už šviesas. Na ir žinoma, kaip visada, atsivežė tam tikrus rūbus, kurie persirinkti, kad galėtume tiesiog tvarkytis šitoje aplinkoje. Ir tada sušvietus spektaklį visą kitą. Ir dar turėjau vežiodavusi tokią odinę apiplyšusi, raudoną tašį. Ir toje tašėje nešiodavus tos rūbus. Ir kadangi tai buvo, kad mes kažkurioje vietoje, tai truputį liktais jau kaip ir turėjome skubėti, labai sparčiai teko baigti darbus, na ir viskas, jau nubėgu, persirengiu, nes iš karto jau ir spektaklis, ten ir epizodėlis toksai, kaip tik tais persirengęs visą kitą, jau pasiruošėm spektakliui, prasideda spektaklis, atsidengia uždanga, o ten yra kaip tik tais turtuolės namai, tokie didžiuliai gražūs foteliai, visa kita, viskas ir staiga toje prabangoje mėtosi šita tašytė. Ir ten, žinoma, prasideda spektaklis, kada kaip Melėnaitė Dalia ir po to kaip tik tai Zdanavičiūtė Regina, jos motina ir visa kita įeina ir dukros turėtų būti tame milijonierių namuose didžiulis, kaip sakoma, jų toksai kaip ir pokalbis, konfliktas ir staiga pamato šitą tašė, kuri iš karto jau žiūrovam atsidarius tokia nuvilnijo banga ir žinoma, ir jos irgi tai pradeda liktais ir šypsotis, ir juoktis, ir tekstas lik ir neprasideda, kol nesibaigia tam tikras vertinimas. Ir žinoma, po pirmos dalies labai gražiai sako, Juliau, žinai, tai noriu pasakyti, kad man buvo smagu, kad mes turėjome galimybę pasijuokti ir pasidžiaugti, bet reikėtų neužmiršti, kad tai yra spektaklis ir kad tai yra tam tikra atmosfera ir aplinka, kurioje tam tikrų daiktų nereikėtų palikti. Tai vat ta tokia, kaip sakykime, tolerantiškas pastebėjimas į tam tikrą kvailystę, kurią padarėjai, ne kažkoksai, tai kaip sakykime, labai pakeltų balsų ir visa kita, bet va tokia pati formuluotė, tai labiausiai ko gero įstrigė. Na ir turbūt tada norėtųsi palinkėti Reniai irgi tos tolerancijos iš aplinkinių, iš kolegų, meilės, na ir žinoma, iš visuomenės prisiminimo ir pagarbos. Pirmiausia, ką galiu pasakyti apie ponę Renę, mes ją tik tai taip ir vadindavom, tai kad buvo beproto šiltas žmogus. Pas mus buvo dvi bendramžės, tikrai labai pagarbos nusipelnančios abi dvi aktorės,
kažkodėl jos ir gimusios, tarp kitko panašių laikų, tiek amžinatilsį Šulgaitė Gutė, tiek ponia Renė. Ir Gutė visada va šitoj salėje būdavo susirinkimai, visada pabumbėdavo, kad mes jaunimas netaip elgiamės scenoje ar už kulisų patriukšmaujam. Ponia Renė niekada nesakydavo nieko. Jinai tokia buvo sava, kaip čia sakyti, iš vyresniųjų. O man asmeniškai pirmiausiai įstrigo pirmas darbas rimtas Pienių vynas spektaklis buvo čia teatre. Banionis perėmė iš tokios režisierės Karlaitės tą spektaklio darbą visą ir dirbom sunkiai. Ir ten buvo tokia šiek tiek konfliktinė situacija su Banioniu. Tai puikiai prisimenu, kaip ponia Renė mane palaikė visą laiką ir tyliai. Ir kadangi jie senoji karta visi buvo tokie kaip pelytės, režisieriaus žodis jiems buvo Dievo žodis, kaip nuo miltinio likę. Ir kas jį besakytų, nieks neprieštarautų, jie tylėdavo, bet palaikymas iš jos buvo didžiulis. Ir kitas, aišku, atsiminimas, kuris man visam gyvenimui liko, tai iš Devynbėdžių. Iš Devynbėdžių jos vaidmuo ten buvo ant tiek šiltas ir ten toj visoj minioj, toj masiai lakstant mums jauniems vaikams, dar atėjusiems tik į teatrą, ten kas ateidavo, tas bėgiodavom po tą spektaklį. Tai iš ten aš ją labai gerai atsimenu, jos net iki ašaro, tai jos daina, kai dainuodavau vienakė, tokios bobos vienakės. Nežinau, tai va, šitie du prisiminimai labai tokie įstrigę yra, o šiaip visada, sakau, buvo tokia sava tokia močiutė ir parūkydavo, ir su jaunimu, ir pašėldavo, kai reikėdavo. Buvo tokia labai, tokias ir kompanijos žmogus kartu, ir kartu, aš neatsimenu per visus tos, ne tiek ir trumpai mes kartu teatre, kad kada būtų supykus, kažkaip piktai pasakius. Jis labai buvo, labai tolerantiškas žmogus iš viso to. Ir tuo pačiu ta vidinė inteligencija, tokia beproto didelė vidinė inteligencija. Tai tiek galėčiau apie ją pasakyti. Ką dabar palinkėtumėt šito jubiliejaus progą? Viešpatie, ponia Renė, kuo ilgiausių metų, sveikatos ir iš vis šiltų gražių dienų. Ačiū, kad buvot mano gyvenime. Apie Renytę šnekėt. Aš prisiminiau Tumo Vaižganto žodžius. Gerų žmonių ne per daugiausia. Vienas sutikęs negali atsidžiaugti. Tai Renytė man buvo iš tų žmonių, iš tų vieno, su kuriuo negaliu atsidžiaugti. Ir džiaugiuosi, kad man teko tokia garbinga, sakyčiau, proga pasveikinti ją šitokio brandaus, turiningo jubiliejaus proga. Aš prisimenu ir dėkoju Renei už mūsų tokius begalinius, šiltus pasikalbėjimus prieš spektaklius. Kai prie spektaklį ateidavom ar mano, ar į jos Grimo kambarį ir mes ilgokai pasišnekėdavom. Aš tuos atsiminsiu visą gyvenimą. Taip pat atsimenu jos neeilinį, sakyčiau, humoro jausmą. Būdavo pasakys, ką nors aš pasigaunu ir mes ilgai šnekam nesąmonės ir abidvi juokiamės. Taip pat dėkinga už pavyzdį scenoje. Todėl, kad tai buvo pavyzdingas aktorius, geras žmogus, kuriuo mes sekėm, mokėmės, kaip reikia vaidinti. Ačiū, kad tu esi. Ačiū už viską. Linkim ištvermės, stiprybės, myliu, bučiuoju. Juozo Miltinio bendražygių ir tame tarpe gerbiamos Reginos Danavičiūtės. Matyti sunkus darbas, matyti pasiaukojimas, matyti gyvenimas pašvestas teatrui. Ir tiesiog linkėjimas jau gal ne poniai Reginai, o visiems, kurie seka tos profesijos pėdomis, sunkios, sudėtingos, negailestingos, pamatė, gerai prisiminė, bet užmiršta. Visiems tiem, kas seka tomis pėdomis, kad tvirtybės, ištvermės ir
negailėti savęs. Atidavimas turbūt duoda kartais daug daugiau ir kad tai, ką atiduodat, niekada nepamiršim. Tai vat toks būtų pamąstymas apie aktoriaus nueitą kelią. Raine, aš atsimenu jūsų pasakymą, kad užteks švęsti gimtadienius, reikia švęsti tik tai vardadienis. Ir manau, kad tai visai yra teisinga, damos atžvilgių tikrai teisinga. Jūsų tuo labiau, kad niekada negalėčiau sakyti, kad yra išskirtinis žmogus, bet jūsų atveju tai labai tinka. Nes teatre tokia aristokratė, manau, kad buvote viena. Ir galbūt dėl to, kad visada lydėjo humoras, visada išskirtinis humoras, toks britiškas. Nežinau žmogaus, kuris būtų ant jūsų supykęs ir nemanau, kad tai galėtų atsirasti. O atsiminimai yra tokie, kad visada nustebindavo kiekvienas vaidmuo. Nuo tokios aristokratės baronienės Šiaudinėje Skrybėlaitėje Lebišo iki nuostabios Bobos Vienakės Devynbėdžiuose, ko niekaip negalėjai suderinti, kad viename žmoguje tokia paletė galėtų išsiskleisti. Tai buvo išskirtinis jūsų pavyzdys. Miela Regina, kaip ir daugelis mano kartos žmonių, atsimenu jūs iš nuostabių jūsų vaidmenų, puikioji grafienė Šiaudinėje Skrybėlaitėje, nepakartojama katė Maršako katės namuose, daugelis kitų vaidmenų, na ir žinoma, neužmirštama Bobo Vienakė fenomenaliajame kultiniuose Devynbėdžiuose. Na, augome, brendome kartu su jūsų nuostabių aktorių plėda. Jūs esate iš tos fenomenalios miltinukų kartos, esate tikra dvasios aristokratė, turinti puikų humoro jausmą, nepakentusi melo, dviveidiškumo, kalbėjusi širdimi į žiūrovus ir į aplinkinius, bendraudama jūsų šiltą jūsų bendravimą ir plačią širdį, žino visi, kas su jumis susidūrė. Todėl, miela Regina, sveikinu jūsų gražia sukaktimi ir linkiu sveikatos bei artimųjų meilės ir globos. Pažįstami daug metų, nuo 65 metų, kai atėjau į teatrą, buvo viena iš pagrindinių teatro aktorių, vedančių žavi, elegantiška, išsilavinęs, inteligentiška. Labai gera aktorė, labai geri vaidmenys. Teko ir vaidinti su ją. Žinoma, ryškiausi man, jau esant teatre man, ryškiausi vaidmenys buvo Franke Penktajam Frida Fürst, toks vaidmuo, ir kur su Masiuliu už tango šoka. Tai ten akis jai dabar tebe matau, kada du gražus, talentingi žmonės, bet vaidinant prostitutės gangsterį, ir toks gangsterio ir prostitutės šokis, tango, fantastiškas šokis. Gražus ir geras vaidmuo, tragiškas labai. Va, paskui Devynbėdžiuose nuostabus vaidmuo, ta Boba Vienakė, personažas iš liaudės, bet nepaprastai imlus, ta jos daina. Dienelis buvo jaunas ir aš jauna buvau, graži buvau. Muzika graži ir gili. Dabar jaunimas pastatęs yra Devynbėdžius, bet to dramatizmo, tos gilumos, aišku, trūksta. Nu, šiaip labai įdomus, geras spektaklis, geras darbas. Renės gyvenimas įdomus, gyvenimo biografija įdomi, jos ir seneliais, ir tėvas, reiškia, tėvas buvo kariškis, majoras ir buvo teisėjas, senelis irgi tribunolo pirmininkas, žodžiu, augo tokiai mama osetinė, reiškia, įsivaizduojat, lietuvio ir osetinės dukra. Kai kada tas temperamentas jos ir vaidybos stilius prasiverždavo. Nors šiaip mokėjo labai santūri, buvo labai inteligentiška, nepaprasta.
labai graži moteris, labai gražios rankos, plastika ranko, miltinio rankos ir plastika ir Zdanavičiūtės. Va čia dviejų žmonių, kurie, reiškia, nepaprastai išraiškinga buvo. Skambino pianinu. Tai kas mane visada žavi, kada moteris skambina, visada visai. Nu ką linkėti tokiam amžiui? Dar gyventi, dar būti, suvokti, dar kad neskaudėtų niekas. Nu, tiesiog didelis džiaugsmas ir laimė buvo bendrauti, dirbti, keliauti gastrolėse, nes važinėdavom tada labai daug. Vasarą, kaip pavasarį anksti pradėdavom, vėlai rudenį baigdavom, sudėdavom lovytėm, kultūros namuose, po kaimus visokius. Nu, tai tas bendravimas buvo labai tokis, kaip čigonai truputėlį. Ir pramogos, ir gimtadieniai, ir žvejyba, ir grybavimai, nu, žodžiu, žavėjausi Renė ir tebesižaviu. Tik kad tas laikas negailestingas, greit bėga. Jis atėjo į teatrą, kai aš dar nebuvau gimęs. Labai įdomu. Jau buvo aktorė. Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Džiaugiuosi, kad pažinojau, kad teko bendrauti. Va. Ir dabar linkiu jai kuo gražesnio to laiko, kad sakau, nesikankintų, kad neskaudėtų, kad suvoktų. Senatvė yra toks, aš nekenčiu senatvės, aš savęs irgi nekenčiu. Apie gerbiamą mylimą Rainytę. Pirmas mano susitikimas su ja buvo scenoje, tai tik atėjus į teatrą, Vaclovas Bėris statė Kazio Sajos Devynbėdžius. Didelės masinės scenos, mes ten vaidinam, negalim pasakyti, mes buvom masinėse scenose, nu, stengiamės kaip įmanoma tai vaidinkas, bet kas vaidino tenai ir gerai vaidino, tai buvo Renė ponia Renė ir vaidino Boba Vienakė, nuostabiai vaidino, nuostabiai išdainavo, šoko. Ir iš tos, kiek prabėgo laiko, iš to laikotarpio man taip ausyse skamba porą frazių iš to spektaklius, kaip į tai darydavo. Paskutinė scena, Aleliumą išveža į katorgą, jinai kartu eina su juo ir kaip jį pasakė tą frazę. Sako, Aleliumai, tu nebemalk, jau reikia, jau laukia tave, žandarai laukia. Ir Renė su tokia jėga, su tokiu skausmu, su tokiu kažkokiu, sako, malk, Aleliumai, malk mūsų skriaudas, mūsų niekšybės, mūsų blogį, malk, Aleliumai. Prabėgo metai, aš šiurpstu prisiminęs tą sceną. Ir kita scena iš to spektaklio, ten slepiamės nuo Klemenso, nuo to, ir Kazimieras Vickus, kuris Aleliumą vaidino, sako, Petrutė, nejudėk, jaučia šalia tavęs. Ir Vienakė, Boba, likti, neatsivertė akis, bet sako, viešpatė, kas čia mane vardu pavadino, kas čia mano vardą prisiminė. Tai va, kiek metų prabėgo po to spektaklį, bet aš šito negaliu pamiršti, nuostabiai vaidino, nuostabus spektaklis buvo. Tai čia tokius, paskui aš studijokas būdamas lankydavau, aišku, spektaklius visus, nuostabiai buvo Strindbergo mirties šokį, vieną sakinį pasakydavo, tik vieną sakinį. Senoji Maja būdavo, Banionis taip eina ir tamsoj jinai išlenda tokia kaip ragana pro vartus Banionis. Kas tu esi? Jis galvoja, tai lyg mirties simbolis. Aišku, salė pašiurpdavo ten visą kitą ir Renė pasakydavo tik vieną sakinį. Banionis sakydavo, gal tu norėjai ką pavogt? Jis sakydavo, tai kad čia nebėra daugiau ką vogti. Ir tas juokas jos toksai kažkoks demoniškas. Ir vieną sakinį pasakydavo per spektaklį, bet man
išties negali. Nors, aišku, ir Alisa, ir Dalia Melėnaitė, ir šviesaus atminimo Donatas Banionis, Algiukas Valavičius vaidino tos vaidmenys. Ir eini ten mažutis, ten nėra to vaidmens, vienas akinukas, bet jis yra nepamirštamas. Na, aišku, nuostabi buvo Frankė penktajam, Diurinmanto su Masiuliu. Tai buvo nuostabus duetas, šoko, dainavo. Nu, spektaklis buvo gražus ir jų ten nuostabus. Ben Jonsono Volponė, kur jinai vaidino Kaniną. Teko vėliau, kada padarė vedimus ir man prisiliesti šitam spektaklyje su ją kaip partneris, nuostabiai buvo. Miliūno karuselėje, aš atsimenu, Pijus nebuvo protingas, Juozo Grušo. Ir kokio aukšto pilotažo aktoriai, visur liktai ir Rainė, ir nerainė. Visur liktai, nu, kaip sakant, nuo savęs sunku pabėgti, visą kitą, jeigu personažai, tai panašiai. Bet jinai surasdavo tų tokių kažkokių spalvų, kažkokių niuansų, kažkokių, nu, ir jie, ir ne jie. Čia jau didelis talentas, didelis, nu, aukštos prabos aktorė, labai aukštos prabos aktorė. Na, o kur jau, sakykime, jau galėjom, kaip sakyti, kad galėjau aš jau pasakyti, kad mes jau partneriavom, tai jau, sakykime, kaip minėjau, toj pačioj Volponė, kurin Kaniną, Horvetė vienos miško pasakos, jinai mano motina vaidino, Ragana, tokia žaulininkė, čarauninkė, Senojo Gluosnio pasakojimai, tokia man labai artima, mielam spektakliui, jin buvo ten irgi labai nuostabi, nedidelis ten jos vaidmuo, bet labai gražiai tą visą darė. Nu, o didžiausias toks mano buvo, yra dalykas, kad jie, ponė Renė ir Donatas Banionis, sutiko vaidinti mano pabandyme režisuoti Toliau tyla Rapoporto. Tokie du asai. Ten iš viso buvo 24 aktoriai užimti šitame spektaklyje ir jie vaidino pagrindinius 2 vaidmenius. Aš eidavau kiekvieną dieną į repeticiją, galvoju, šiandien mano paskutinė diena. Mane pasius kuo toliau ir pasakys, baigsis savo režisūrom ir visą kitą. Tai nei Donatas, nei ponė Renina niekada nepasakė, kad jokio pasipriešinimo. Vykdydavo, jie puikiai ir darė, puikus labai buvo jų irgi, sakau, duetas šitame spektaklyje ir man toks didelis atsiminimas, kaip pat elgėsi didus aktoriai su kažkokiu, sakykime, pradedančiuoju, jokio aikštingumo, tiek, kiek reikia, ko reikia, kaip reikia, vardant spektaklio, kas reikalinga, tą visą tą ir darydavo. Taip, kad aš labai dėkingas. Vienam jau nebegaliu padėkoti, o Rainė dar galiu padėkoti, kad už tą susitikimą šitam spektaklį. Tik tai, aišku, man gaila, kad tas pavadinimas Toliau tyla buvo labai simbolinis, tiek vienam, tiek kitam. Tada Donatas Banionis, amžinatilsį, išvažiavo į Vilnių, ponė Renė išėjo iš teatro. Pavadinimas Toliau tyla. Deja, Toliau tyla ir buvom Panevėžio scenoje, nes šito spektaklio jau ir nebebuvo. Ir kada buvo šito spektaklio premjera, man visi aktoriai padovanojo šitą knygą. Aš ją saugau kaip brangiausią atminimą. Ir jie kiekvienas užrašė kažkokį palinkėjimą nuo savęs ir parašė autografą. Ir ponios Renės toks yra užrašymas. Albinai. Tu buvai pirmas režisierius, kurio aš nebijojau, bet mylėjau. Renė. Na, jums rodau. Apačioje Donato Banionio užrašas yra. Tai va, ačiū tau, Roniuk, už tuos žodžius, kuriuos aš, sakau, saugau ir mielai prisimenu. Ir dabar bendrai, jeigu pasakius, aš labai pasigendu jos. Aš labai norėčiau, kad jinai nors, nu, kaip ir daugelio, kad nors kokią vieną dieną ateitų į teatrą ir parodytų, kaip reikia būti teatre. Kaip reikia susistiguoti save vaidmeniui.
kaip reikia ruoštis vaidmeniu, kaip reikia eiti į sceną, kaip reikia scenoje negailėti savęs, kaip reikia atlikti nors mažiausią vaidmenėlį, bet jeigu jis reikalingas bendram kontekste, atiduoti visą save, net tai nežiūrint, kad mažas vaidmuo aš galiu ir kaip pusę kojos ten vaidinti, ar kaip ten sakoma, pusę jėgos ir visą kitą, ko niekada Rainė neleisdavo. Ir tuo pačiu išlikti kukliai, nematomai, susikaupusiai, niekada nepasakys nereikalingų žodžių, niekada apie kažkokį triukšmą net negalima buvo net pakalbėti. Čia vienai dienai nors parodyt, kaip reikia būti teatre. Kaip reikia išgyventi nesėkmę, sukandus dantis, niekada nesiskųsdavo, niekada nedijuodavo, niekada nėra pasakęs. Yra pasakęs man tokią frazę, sako, aš tik negaliu pasakyti, ar tėvas jos pasakęs, ar motina pasakęs, ar miltinis jai pasakęs. Yra ta frazė, bet frazė tai tokia, kad tą tiksliai galiu pasakyti. Nėr čia ko žliumbti, sunku tau. Nueik į kampą, išsiverk, kad niekas nematytų. Ateik ir stovėk, kaip nieko nebuvo. Nueik, išsiverk, kad niekas nematytų. Niekam čia tavo ašarų nereikia, nedemonstruok. Čia Rainytė žodžiai yra. Gal aš ten sumaišau kai kuriuos tuos dalykus, bet kad jinai tą dalyką yra pasakius. Tai čia yra tikrai tiesa. Nu ir tos mano kalbos pabaigai. Ačiū tau, Raine, kad mums teko susitikti gyvenime, kad mums teko susitikti scenoje. Aš jums esu begaliniai dėkingas. Kaip žmogui ir kaip partneriai, kaip aktoriai. Ačiū, Rainytė.